Kaip atrodo šių dienų Marokas ne turisto ar paviršutiniško stebėtojo akimis, o kelionių rašytojo Tahiro Šacho ilgus metus keliaujančio po šį įspūdingą kraštą. Rašytojas naujoje knygoje 1001 nakties šalyje pasakoja apie savo gyvenimą Kasablankoje, egzotišką, jaudinantį, kupiną humoro bei meilės. Man labiausiai patinka Tahiro Šacho drąsa ir avantiūrizmas. Jis pats atvirai sako, kad jis labiausiai norėjo pabėgti nuo to gyvenimo, kuriame viskas saugu, aišku ir paprasta. Marokas jį traukia tuo, kad čia tu per vieną žmogui skirtą gyvenimą 60 ar 80 metų, tu gali išgyventi realiai kelis gyvenimus. Gali būti labai turtingas, labai vargšas, labai nelaimingas, labai laimingas, bet viskas labai. Tai yra, Maroke nėra jokių stabdžių tavo kilimui, bet iš esmės nėra ir stabdžių tavo smukimui, jeigu reikia. Kitas dalykas, ko man labai patinka Tahiras Šachas, yra tas, kad jis geba atskirti šalies trauką, savo svajonės trauką, nuo šalies tikrovės. Pavyzdžiui, tai, ką jis pasakoja apie Maroką, tai labai lengvai galėjo būti susižavėjusio puspročio knyga apie tai, kaip mes praradome daugybę nuostabių dalykų, kuriuos neturtingi, skurdus, bet labai dvasingi rytiečiai išsaugojo. Šita knyga tokia nėra. Jis puikiai mato, kas Maroke blogai, jis puikiai mato, kas Maroke nepatogu, sunku ir taip toliau. Jis tiesiog mėgina lyginti tuos gyvenimo būdus, vakarietiškai ir rytietiškai. Tahiras Šachas į savo pasakojimą įpina senasias Maroko istorijas ir pasakas, kurios moko išminties ir supažindina su tolimu egzotišku kraštu. Verčiant, man buvo nepaprastai įdomu, net ne tiek sunku, kiek tikrai labai įdomu, labai aiškiai atskirti šitos du stilius. Apie dabartį, apie save, apie Maroką, Tahiras Šachas pasakoja ironiškai, lengvai, kartais truputį nevengdamas didaktikos, bet vis dėlto išlaikydamas tą tokį atsietą vakariečio, civilizuoto vakariečio toną. Bet kai tik prasideda pasakos, pastebėjau, kad jis ir rašydamas, ir aš pati versdama, iš karto nugrimstam į tą kažkokią pirmykštę gelmę, kurioje yra labai seniai tolimoje šalyje gyveno karalius ir karalienė ir turėjo, žodžiu, va šitas tas dalykas, kurį mes visi nuo vaikystės prisimenam. Ir šitas kontrastas tarp tų dviejų stilių darė knygos vertimą dar įdomesnį. Manau, skaitymą irgi.